Sveiki, sveiki, bičiuliai. Na ką, trečiadienis toks prieš mūginis. Ketvirtadienį nežinau, ar darysiu aukcionų, gal jį darysiu, tai vis tiek bus atidėti siuntimai, viskas į tolimesnę pusę, nes mūgė truks 5 dienas pas mane Palangoj. Šiaip visi laukiami Palangoj, kad užeitumėt, kad pasižiūrėtumėt. Ir aišku, čia, ta vieta tokia biškiai apsivertęs, filmuoju, bet aš manau, kad vis tiek esmę jūs suprasite. Esmė tokia, kad prieš važiuojant į mūgę vis dėlto aš jums parašiau 12 vienų geriausių peilių ir kirvių, nes kirvis yra peiliai, kapoklės, taip toliau, visokie daiktai įdomus. Bus 12 vienetų ir vieni iš užstriausių tokie, turintis tiek kolekcinę vertę, tiek namų sąlygom dirbti ne vienus ir ne 5 metus, gal 10, 20, 30 metų. Įsivaizduojat, lyginai kaip peilis, kiekvieną dieną naudojamas, reikalingas aštrus, jis gali dirbti, vaikam palikti čia. Sakau, ne 10, ne 20 metų, jeigu normaliai prižiūrit, tai peilis gali vaikam likti. Įsivaizduokit, kad jie kiti peiliai virš 100 metų turi, tai kiti ir dar daugiau turi tokie dalykai. Tai įsivaizduojat, jūsų vaikai, anūkai gali turėti, kolekcionuoti ir naudotis tais daiktais. Kainos yra dabar visų daiktų surašytos. Tai yra pardavimų kainos, nes ruošiausi mūgį, jau susidėjau kainas. Ne vienas prekiauju, tikrai reikia ir paeiti, ir kai sakant, gamtinių reikalų, ir taip paeiti kartais prireikia. O kitas žmogus būna, kad nežino kainų, tai visada rašaus kainus. Net ir pats jau tiksliai atsiminti tiek tokį kiekį yra ganėtinai sunku. Tai žodžiu, turėsime labai vieną iš užstriausių šiuo metu šefo peilių. Nata, japonų nacionalinė mačetė, išskirtinio dydžio deba peilį galinga, su Tamagane plienu. Čia jau toks kardų meistras pasirašęs, kur jau net, sakau, identifikacija buvo, kaip ir kardų parašuose būna tas pats, pasirašydavo. Taip pat senovinis Nata, tiek darbo įrankis, tiek ginklas skaitydavosi senovės laikais, su jais kariaudavo net prieš samurajų kardus. Būdavo, kad galėdavo išplėšti kardą iš rankų. Tai žodžiu, čia tokių mažiau pasiturinti žmonės tokius naudodavo, bet vis tiek Tamagane plienas, čia kosmosas yra. Taip pat turėsime neseniai restauruotą ir pagalastą tokį kosminį šefo peilį. Turėsime mažą peiliuką, kurių labai mažai, labai retai yra. Tiesiog irgi be galo rimta. Ir turėsime mažą debikę. Tai žodžiu, tokį filmavimui ten vienam projektui ruošiau, jį restauravau, būtent labai rimtas meistrų darbas irgi. Taip pat 3 sluoksnių, gamo linija, matosi viskas pas jį. Labai kietas, geras plienas, superinis peiliukas. Tai žodžiu, tokį turėsime. Turėsime dar labai fainą, rimtą tokį žiūrėkit, galiuką. Labai retas peilis, labai. Pagalandau šiandien kelias valandas, atsidavo šiam peiliukui. Ir turėsime išsimiau dar tokią janagybą, labai galingą, kažkur 26-7 cm ilgis. Ir turėsime 3 sluoksnių
kirviai japonų. Naujas senesnios gamybos, nebegaminamas dabar modelis. Tai žodžiu, 12 rimčiausių peilių. Čia jaučiu rimčiausiam mano klientam šitie peiliukai, bet ką galiu pasakyti, tai kiekvienas gali dalyvauti. Naujos taisyklės atsiranda prie šitokių rimtuolių. Vis dėlto bus grindis. O grindis bus tai ta suma, kad įsivaizduokime aukcioną, pradedam nuo eurą, visi aukcionai bus nuo euriuko, tam, kad galėtumėte ir pasivaržyti, konkuruoti ir šiaip įdomumo dėliai. O grindis bus ta suma, jeigu nebus pastatyta iki tos sumos, peilis, kirvis, bet kas nebus parduodamas. Tai žodžiu, tik tai nuo tos sumos, jeigu nešneku pardavimą kainas, įsivaizduokime, jeigu čia 430, tai pardavimą kaina, jeigu kokie 350, tai pardavimą kaina 430, o grindis 350, tai jūs nuo euro galėsite konkuruoti, bet jei nepasieksite 350, šis peilis nebus parduodamas. Čia toks tiesiog labai daug nuplaukiau į minusą paskutiniu laiku ir su rimtais peiliais, tai truputį tokia apsauga. Ne tai, kad norima kainą gauti, bet tai, su kuria galėčiau susitaikyti kainą. Tai žodžiu, vienintelė galimybė jaučiu laimėti vieną iš šių tokių labai rimtų prizų. Gal ne vieną, gal daugiau. Statykit, laimėkit, įsigykit ir sėkmės, bičiuliai.